Labadiena, susitinkame eilinėme video. Na ir šį kartą pakalbėsiu apie tai, kaip registruojami nauji nariai. Juos registruoti galime mes patys arba tiesiog nusiunčiame jiems mūsų registro nuorodą ir jie patys gali užsiregistruoti. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, tai kaip matote, mes čia esame mūsų virtualiame ofise, tai yra skyrius dashboard, kur vadinasi, tai yra tas pats pirmas puslapiukas, kai tik įeiname, prisijungiame į mūsų ofisą. Na ir kaip matote, čia viršuje viduje per vidurį rašo mūsų pavardę, vardą ir mūsų niką ir po juo matome tokią mėlyną nuorodą, mėlyną frazę, mėlyną nuorodą. Jeigu mes ją tiesiai paspaustume, mums duoda registro lapą, tenai reikia užpildyti visus duomenis, kurių mums prašo. Tai čia jeigu mes patys registruosim kitą narį. Jeigu kitas narys pats norėtų registruotis, tokiu atveju šitą nuorodą tiesiog nusiunčiam žmogui, jis paspaudžia ir pats registras, tuoj pat matysim, vyksta taip pačiai. Tačiau noriu įspėti, kad prieš registruojant naująjį žmogų, būtinai turime pasirinkti, į kurią pusę, į kurią koją tas naujas registras turėtų įkristi. Nes kaip matote, va čia panašus paveiksliukas, juo pasinaudosiu, čia būčiau aš, čia būtų mano kairė pusė arba kairė koja ir čia būtų mano dešinė koja arba dešinė pusė. Vadinasi, aš galiu parinkti, ar į tą pusę noriu, kad naujas registras įkristų, ar į tą pusę. Kaip tai padaryti? Turiu eiti į skyrių Network, spaudžiu šitą mūsų ofiso dalį, tokiu būdu pakliūnu į skyrių Network ir pakliuvus čia, aš galiu matyti, kurioj pusėj man užsifiksavę. Čia aišku naujas ofisas, čia dar nėra nei vieno registro, vadinasi, ieškau change spillover, tai yra pakeisti pusę, į kurią noriu, kad įkristų mano naujas žmogus. Vadinasi, šiuo atveju čia yra left, kairė pusė, jeigu man reikėtų dešinės, tada spaudžiu right ir paspaudžiu mėlyną klavišiuką, jis man pusės užfiksuoja. Kaip matote, viršuje dešinėme kampelyje iškrito toksai žalias langeliukas parašytas success, tai reiškia, kad teisingai padariau veiksmą. Visais atvejais, kokius veiksmus mes bedarytume mūsų ofise, visada atkreipkite dėmesį į šitą viršutinę dalį, į dešinę pusę, visą laiką būna iškrenta toks langelis, jeigu iš žalės, jeigu parašyta success, reiškia tai, ką darėme, sėkmingai pavyko. Jeigu kažkur įsivelia kažkokia klaidelė ir mūsų funkcija nepasidaro kaip turi būti, tada būna langelis mėlynas, ružavas, toks raudonas ir būna parašyta kokia problema. Na, šiuo atveju mes sėkmingai pakeitėme kojas. Ir kuri koja liko užfiksuota, į tą koją arba į tą pusę visą laiką kris mūsų nauji registruoti žmonės. Kai norime pakeisti, vėl ateinam čia, spaudžiam pavyzdžiui, kad ir left ir vėl spaudžiame kvadračiuką submit ir tokiu atveju, tuoj matysim, vėl pasikeitė mūsų koja. Matot, šiuo atveju jau liko left ir vėlgi tas žalias langelis, kad funkcija atlikta teisingai. Na ir prieš bet kokį registrą pakeitus koją jau galim registruoti arba patys, arba siūsti mūsų registro nuorodą, kad užsiregistruotų pats žmogus. Jeigu kojos nepakeisim, žmogų užregistruosim ir vėliau sugalvosim, negerai šitoj kojoj reikėtų kitoj, vėliau po registro jau pakeisti nieko neįmanoma. Todėl neužmirškit laiku pakeisti pusės arba kojas. Na ir žiūrime, kaip registruosim. Spaudžia mūsų registro nuorodą. Lygiai tą pat matytų žmonės, kuriems nusiųstumėt. Na ir čia iškrenta toks baltas langas, kuriame klausia, ar jūs sutinkat, kad toks ir toks žmogus būtų jūsų sponsorius. Ir čia parašo mūsų niką. Na ir jeigu sutinku, vadinasi, spaudžiu conform
Ir tai reiškia, kad sutikau su tuo sponsorium, kuris ateityje bus mano, užsiregistravus bus mano sponsorius. Beje, čia viršuje žaliam kvadračiukė taip pat, to juostelėje žalioj taip pat dar kartą paminimas sponsoriaus nikas. Na ir ką turime įrašyti. Aišku, čia man išmetė elektroninį paštą, bet čia ne registro reikalas, o mano pačios kompiuterio reikalas. Kompiuteris iš atminties man įdėjo bet ką. Žodžiu, žiūrim tai. Pirmiausiai klausia, turime susigalvoti arba turi sugalvoti naujas žmogus savo niką, savo tokį išgalvotą vardą, kuriuo šioje kompanijoje jis ir užsiregistruos. Išgalvoja kažkokį niką, čia jį įrašo. Jeigu kartais pabaigus registrą išmeta tą raudoną langelį, būna tokių situacijų, kad panaudojo niką, kuris jau yra registruotas. Tada tiesiog žmogus turi registruotis iš naujo ir įrašyti kitą niką. Žodžiu, įrašome šitoje vietoje niką. Tada čia mūsų klausia mūsų vardas ir pavardė. Tiesiog, gal aš pamėginsiu viską rašyti, kad jums geriau būtų suprantama. Taigi mes čia pirmiausiai įrašėme niką, čia įrašėme vardą ir pavardę to žmogaus, kuris registruojasi. Arba pats žmogus įsirašo savo. Čia prašo dokumento numerį, vadinasi, turime įrašyti kažkokį tai dokumento numeriuką. Galima įrašyti arba pačio dokumento numerį, arba asmens kodą. Tinka tiek vienas, tiek kitas variantas, tačiau gal netgi patarčiau rašyti asmens kodą, nes jeigu registruojate su dokumento numeriu ir po to dokumentą reikia keisti, keičiasi numeris, reikia rašyti prašymą, ilga istorija ir sudėtinga. Užsiregistravus su asmens kodu visą laiką lieka tas pats, jokių problemų niekada neiškyla. Na ir čia mes turime parašyti mūsų gimimo datą, tai yra, kaip matot, pirmiausia ilgesnis brūkšnys, tai yra metai, mėnuo ir diena. Na ir čia mūsų klausia mūsų e-mailo, tai yra mūsų elektroninio pašto ir čia jį parašom ir antrą kartą pakartojam. Mano prašymas būtų ne nukopijuoti parašytą paštą ir užklijuoti antram langelį, o parašyti antrą kartą. Kodėl šito prašo? Ogi todėl, kad tiesiog, kad negalėtume įvelti klaidos, nes jeigu suklysim pirmą kartą rašydama, kablelis vietoj taško arba viena raidelė, vienas skaičiukas netitiko ir nukopijuosim, įklijuosim antrą kartą, vadinasi, užsiregistruosim blogu e-mailu ir turėsim didelių problemų, reikės ištaisyti, o ištaisyti klaidas netaip paprasta. Todėl mano prašymas būtų nekopijuoti, o įrašyti ranka antrą kartą. Ir antrą kartą toj pačioj vietoj pakankamai sudėtinga įvelt klaidą, taip kad didelė tikimybė, kad klaidos neįvelsite, nes jeigu sistema pamatys vienam langelį vienokį e-mailą, kitam kitokį, duos jums ženklą, kad nesutinka e-mailai. Toliau mūsų prašo slaptažodžių ir pakartoti slaptažodį. Parašom slaptažodį ir lygiai tokį pat pakartojam ir šitą slaptažodį visada naudositės jungiantis į jūsų virtualųjį ofisą. Na ir toliau prašo pino ir pakartoti tą piną. Kas yra pinas? Pinas tai tarsi būtų antras slaptažodis. Jį neužmirškite, jo visada reikės visais atvejais, kai kažkokį judesį darysit su jūsų pinigėliais, su jūsų sukauptais pinigėliais. Tai yra, ar juos norėsit nusiimti, ar juos norėsit pervesti kitam žmogui, ar į kitą sąskaitą, ar už juos norėsit pirkti paketą, ar norėsit pirkti paketą kitam žmogui, ar norėsit pirkti kažkokį produktą. Visais atvejais, kai darysit kažkokį veiksmą su pinigais, prašys šito PIN, reiškia, sugalvojat savo PIN ir čia jį pakartojat. Na ir galų gale randame mūsų saugos kodą, suvedame tuos pačius raidės ir skaičiukus čia apačioj ir paskutinį, ką mums belieka padaryti, padedam šitą mažam kvadratėlį varnelę ir paspaudžiam registrą. Jeigu paspaudžiam registrą ir išmeta tą raudoną tokį kvadračiuką čia viršui, kažkas negerai, tai gali būti arba jau panaudotas nikas, arba jeigu registruojamės antrą kartą ir vadinasi, gali sistema atrasti, kad šitas dokumento numeris jau panaudotas, neleis registruoti.
Neleis registruoti, jeigu bus nepilnametis, vadinasi, sistema suskaičiuoja labai greitai, kad žmogus neturi 18 metų ir neleidžia registruoti. Žodžiu, jeigu raudonas langelis, čia šitoj vietoj būtų, vadinasi, ieškom, ten bus parašyta, kokia problema, galbūt jau panaudotas kito žmogaus nikas, reiškia, pergalvot, sugalvot naują niką. Ištaisom klaidą, jeigu kokią nors įvėlėm ir dar kartą užpildom viską, iš naujo suvedam saugos kodą ir iš naujo registruojamės. Kai registras bus pavykęs, bus geras, vėl matysite tokį, kaip čia matote juodą foną ir čia bus parašyta sėkmingai užregistruota. Na ir jūsų elektroniniam pašte praktiškai poros minučių bėgyje gausite laišką ir tame laiške bus pakartoti jūsų visi duomenys, bus pasveikinta sveiki atvykę į Libertachija komandą ir priminti pakartoti dar visi duomenys, jūsų nikas, jūsų slaptažodis, jūsų pinas ir prisijungimas. Žodžiu, registras pavyko, sveiki atvykę ir sėkmingo darbelio. Iki malonių susitikimų kituose video.